Parengėme 2024 m. valstybės kontrolės veiklos planą. Pagrindinis mūsų dėmesys – saugi aplinka ir sveika visuomenė, strateginis valdymas ir investicijų grąža, inovacijos ir technologinė pažanga. 2024 metais planuojame atlikti 49 valstybinius auditus ir vertinimus, iš kurių 34 bus baigti šiemet. Tarp jų valstybės sienos apsaugos stiprinimas, RRF plano rodiklių pasiekimas, kariuomenės personalo komplektavimas, piliečių rengimas pilietiniam pasipriešinimui, valstybinės reikšmės kelių plėtra, duomenų pakartotinis naudojimas, švietimui skirtų asignavimų panaudojimas. Valstybės kontrolė gegužės mėnesį pateiks išvadas dėl valstybės konsoliduotojų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir 6 fondų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių. Išvada dėl nacionalinio finansinio ataskaitų rinkinio bus pristatyta spalio mėnesį. Kaip ir kasmet, vertinsime, ar rekomendacijos įgyvendintos laiku ir pasiektas planuotas poveikis. Pavasarį ir rudenį skelbsime valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas. Valstybės kontrolė yra nepriklausoma spręsti, kokius auditus atlikti. Renkantis jų kryptis vertinamas rizikos viešajame sektorije, asmenų ir institucijų teikti siūlymai. Išskirtinę teisę pavesti institucijai atlikti auditą turi tik Lietuvos Respublikos Seimas.